ką, gana ruoštis pamokoms, reikia pakalbėti apie krepšinį. Kągi, sveiki, oranžinio sviedinio gerbėjai. Pirmiausia, noriu pasveikinti LCC Tarptautinio universiteto komandą, kuri kiek netikėtai triumfavo Lietuvos kredito unijų grupės lyderių taurės varžybose. Kaip aš mokau mokinius, taip klaipėdiečiai pamokė Birštono Milastos žaidėjus, kaip reikia žaisti krepšinį. Finale dominavo studentai nuo pirmųjų minučių ir užtikrintai sudorojo varžovus 84-72. Šįkart jaunystė, energija ir greitis nustelbė patirtį. Nesustabdomas buvo LCC Tarptautinio universiteto komandos lyderis Kornelijus Zikas, kuris suvertė 28 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir tapo varžybų naudingiausių žaidėjų. Zikas įrodė, kad drąsiai jau dabar gali kilti į aukštesnį lygį. Priminsiu, kad Nostra regionų krepšinio lygos čempionato reguliariajame sezone Milasta užėmė pirmąją vietą, o klaipėdiečiai liko treti. Trečiąją vietą lyderių taurės varžybose iškovojo Prienų Tikodentos vyrai, kurie puolimo rungtynėse 117-106 nuskriaudė aikštės šeimininkus, Druskininkų Akvilės krepšininkus, kurie niekaip nepajėgė užmauti apynasrio dviem žaidėjams. Matas Kolesnikovas ir Rokas Stankevičius atseikėjo varžovams net po 30 taškų. Druskininkuose vyko nuostabi, kvapą gniaužianti krepšinio šventė. Ir aš komentavau finalą, alų midų gėriau. Šventėje vyko konkursai žiūrovams, kurios organizavo lygos partneriai ir rėmėjai. Vyko MG automobilių paroda. Pasirodė puikiosios Rytas Dance Team šokėjos. Be to vyko dėjimo konkursas, kuriame triumfavo skrajojantis anykštėnas Ainoras Bogulis. Su tuo jį ir sveikiname. LCC Tarptautiniam universitetui laimėti taurę yra fantastika. Tačiau manau, kad klaipėdiečiai per ilgai švęsti negalės. Taip pat kaip negalės ilgai lieti ašarų ir birštoniečiai, nes jau šią savaitę startuoja Nostra RKL ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių. LCC Tarptautinio universiteto ekipa ketvirtfinalyje kaposis su Širvintų komanda ir sieks nuliūdinti ir širvintiškius, ir, aišku, Živilę Pinskuvienę. Tuo tarpu Milasta išbandys jėgas su Tauragės krepšininkais. Tikodenta galynėsis su Gargždais, o Šilalės Lūšis išbandys jėgas su Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkais. Aiškėjo B diviziono pusfinalio dalyviai. Jau įvyko pirmasis pusfinalio mačas, kuriame Vilniaus rajono KK komanda tiesiog iškaršė kailį Jonavos klubui ir triumfavo net 31 taško skirtumu. Kitame pusfinalėje susikaus Radviliškio ir Trakų ekipos. Ir finalai, tai yra rungtynės dėl pirmosios vietos, taip pat ir dėl trečiosios, vyks balandžio 26 dieną Pakruojyje. Nepraleiskite. Na tai tiek, šį kartą atsisveikinu iki kito pirmadienio. Linkiu visų komandų žaidėjams kuo dažniau mesti į skylę. Tikri vyrai turi pataikyti.